Miela Egle, vasara yra toks metas, kai regis, atostogos, daug laisvo laiko ir tik skaityk knygas. Tačiau tėveliai turbūt pagrįstai nuogąstauja, kad štai išmaniosios technologijos skverbėsi į atžalų gyvenimą ir tai knygai tarsi nebelieka laiko. Ar iš tiesų mes nieko negalime padaryti, kad vaikai skaitytų taip pat, kaip mes, kad vaikystėje skaitėme? Iš tiesų manau, kad tai daugiausiai yra tėvų požiūrio klausimas. Jei vaikas nuo mažų dienų yra įpratęs laikyti dažniau ne knygą, o planšetinį kompiuterį, tai šį įprotį vėliau pakeisti bus sunku. Iš tiesų, jei vaikas mato tėvus nuolat naršančius internete, mobiliuose telefonuose, tai bus, žinoma, sudėtinga įtikinti elgtis priešingai. Šiuolaikinėme technologijų amžiuje vaikai yra įpratę rinktis tai, kas paprasčiau, kas nereikalauja didelių pastangų. Ir žinoma, filmą galima peržiūrėti daug greičiau, knygai galbūt reikėtų keletą dienų skirti skaitimui. Ir vaikai renkasi tai, kas jiems paprasčiau. Tačiau negalėčiau sutikti su tuo, kad šiuolaikiniai vaikai neskaito. Iš tiesų reikia tik žinoti keletą esminių principų, taisyklių, kaip paskatinti vaikus skaityti. Tad kokie galėtų būti tie principai, taisyklės pagrindiniai? Pagrindinė ir svarbiausia taisyklė tai yra sužadinti vaiko norą skaityti. Ir leisti vaikui suvokti, kad laikas su knyga yra smagus, įdomus ir malonus. Ir jei šias emocijas vaikas susijęs su skaitymu, jis pamils knygas ir skaitys. Antras labai svarbus dalykas yra leisti vaikui rinktis tai, ką jis pats nori skaityti. Jei jūsų vaikas dievina superherojus, princeses ar drakonus, nueikite kartu su juo į biblioteką, į knygyną, leiskite jam pačiam išsirinkti tas knygas, kurias jis norėtų skaityti. Žinoma, nekritikuokite niekada vaiko už jo pasirinkimus, galbūt jūsų požiūrį jis pasirinks visiškai nevertingą ar jums neįdomią knygą, tačiau vaikas turi teisę rinktis tai, kas jam aktualu ir įdomu. Taip pat labai svarbu vaikams iki 8 metų yra skaitimas garsu. Tai skaitykite vaikams pasakas prieš miegą, įpratinkite vaiką skirti skaitimui 20-30 minučių kasdien, šį įprotį vėliau galite ilginti laiką skaitimui. Taip pat labai svarbu yra leisti vaikui kurti istorijas. Vaikai yra be galo kūrybingi. Egle, papasakokit plačiau, prašau, apie savo gimnazijos knygų klubą. Idėja iš tiesų kilo apklausus vaikus, kas juos labiausiai paskatintų skaityti. Ir daugiausiai iš jų atsakė, kad susitikimai su rašytojais, knygų aptarimai, taip pat turėtų labai didelį įtaką kaip ir draugų ar bendramžių rekomendacijos. Knygų klubų susitikimų metu mes organizuojame įvairias literatūrinės viktorinas, protmūšius, organizuojame išvykas į modernias šiuolaikinės bibliotekas, į leidyklas ir vaikams tai labai patinka. Iš tiesų, knygų klubo susitikimų metu leidžiu vaikams rinktis patiems, ką skaityti ir ką aptarti. Čia jokių privalomų literatūros sąrašų nėra ir jie tai daro su mielu noru. Ir į tokius susitikimus tiesa daugiausia susirenka 1-4 klasių mokiniai. Kaip galima motyvuoti paauglį skaityti? Iš tiesų, jei vaikas nuo vaikystės neskaitė, tai paauglį motyvuoti skaitimui yra keblu. Tačiau yra pagrindinis receptas surasti paaugliui iš tiesų įdomią knygą. Paaugliams patinka tai, kas atliepia jų aktualias temas. Vieni labiau mėgsta lengvas romantinės knygas, kitiems aktualiau problematinės literatūros. Iš tiesų, su paaugliu reiktų mokėti susitarti. Galbūt sutarti, kad už pusvalandį skaitimo jis galės ilgiau laiko praleisti prie kompiuterio ar išvykti kažkur su draugais. Ir taip po truputį pratinti paauglį prie ilgesnio skaitimo. Žinoma, pasipriešinimą aišku bus, tačiau reikia nenuleisti rankų iš pat pradžių. O iš tiesų tai norėčiau palinkėti skaityti vaikams nuo pat mažų dienų, būti pavyzdžiu patiems ir skaitančių iš tiesų turėsime daugiau.
Ačiū, miela Eglė, už pokalbį. Tad ir linkiu Jums daug tų ypatingųjų vaikų skaitančių. Ačiū.